Sveiki bičiuliai, tai noriu pasidalinti su jumis, kaip ir klausėt, kas rašėt, ko tikėtis, būtent sekančiais metais, tai šiame video dalinsiuos bendrai, ko mums tikėtis Lietuvoje 2023, kokie mėnesiai bus palankus, kažkokiai tai veiklai, kada bus pavojingesnis laikas, bendrai Lietuvoje ir bus bendrai irgi. Ir pasaulyje, aišku, planetos bendrai visiems darys įtaką, bet bus akcentai tam tikri Lietuvai. Sužinosit apie tai ir pasidalinsiu pabaigoje apie tai, ko tikėtis bendrai, kiekvienam iš zodiako ženklų. Ir kai kalbama, sako, į priekį žiūrėti baisu, kartais geriau nežinot, bet astrologija tiesiog mums padeda geriau suprasti, su kuo mums gali tekti susidurti ir vėlgi pagal tai mes galim daryti tam tikras išvadas. Ir kokie bus metai, mes galim irgi nuspręsti. Pagal tai, kokia bus pirma naujųjų metų diena ir pagal planetų padėtis. Pradėsim nuo Saturno. Saturnas bus pakankamai geroj padėty, nors jis, aišku, duoda sunkumus, išbandymus. Bet ir tuo pačiu duos kaip ir tokie kaip stabilumą ir galimybės problemas įveikti. Reiškia, kad kitais metais mes išbandymų problemų turėsim, bet ir tuo pačiu turėsim galimybės jas įveikti. Aišku, jeigu ten nebūsim vienoj vietoje, nebūsim visiškai tokie pasyvūs, tai viskas bus ok. Toliau Mėnulio planeta, kuri susijus su mūsų protu, jinai rodo daug, ypatingai, kaip sakau, akcentas Lietuvoje, mes būsim daug dėmesio nukreipia į savo šeimą, į savo, reiškia, finansus, į vaikus. Ir dėl to, aišku, patirsim kažkiek tai irgi nerimą. Mėnulis tokioj padėty. Toliau Jupiterio planeta, jinai susijus bus su mūsų asmeniniam pastangomis, su kova už teisingumą. Būtent Jupiteris, jisai susijęs su žinojimu, kada jisai palankioj padėty, jisai reiškia, metų pradžioj jisai palankioj padėty, jisai rodo, kad žmonės jie reikalaus teisingumo, reikalaus tokio kaip teisingumo, švaros ir irgi kaip žinojimo tokio, reiškia, kaip Jupiteris irgi, jeigu mes pastebėjom, jisai, kad atsidūrė stiprioj padėty ir mes pradėjom daugiau tos tiesos atsiskleidė, apie visokias tai problemas, kurios buvo pastaruosius metus, mes pradėjom vis daugiau sužinoti. Tai rodo, kad ir toliau žmonės irgi jie to sieks. Rahu planeta, jinai duos tokių problemų susijusių, aišku, su emocijom, reiškia, dėl gyvenamosios vietos, dėl namų bus tokių problemų. Taip pat informacinės priemonės, rodo, irgi gali tokio sukelti nemažai mums nerimo. O, reiškia, Rahu planeta, kaip ir informacinės priemonės, susijusios su iliuzija, kas kartais gali tokį sukelti, kas atsiranda baimė, nors iš tikrųjų kaip ir nieko nėra. Tai dėl to irgi vertėtų būti mums tokiems ramesniems, stabilesniems. Ir baimės jos bus, pergyvenimai bus, aišku, Rahu gali vėl kažkokias tai situacijas atnešti susijusias su epidemijom, pandemijom, reiškia, ir dėl to kažkokie tai dalykai gali būti. Bet, reiškia, Jupiteris bus tokio stiprioj padėty, apie tai irgi mes, daug žinosim, sakykime. Jeigu tai. Toliau Marso planeta, jinai, kaip ir šie metai, taip ir sekantis irgi, kariniai, reiškia, veiksmai tęsis būtent mūsų, sakykime, kaimininiai. Netolimoje kaimininiai šaly, Ukrainoje tokiu atveju. Ir Marsas, aišku, rodo jisai kaip karinius veiksmus, reiškia, jisai susijęs su emocijom, su sunkumais, tai reiškia irgi dėl to pergyvenimai tęsis irgi sekančius metus. Aš paminėsiu, kada būtent ypatingai, kokie mėnesiai. Merkurijus rodo, tokių bus daug pergyvenimų susijusių dėl dokumentų, dėl komunikacijos, dėl informacijos, dėl tokio susikalbėjimo irgi, bet irgi tai rodo problemos, kaip ir gali būti įveikimus. Ketų planeta, jinai nurodo, reiškia, kad tokio bus daug pasikeitimų veikloj, karjeroj,
daugelis gali ieškoti kaip kad savo pašaukimo, ne, žmonių, reiškia, ypatingai irgi, taip, kas liečia Lietuvoje, ar tai norėt keisti karjerą Lietuvoje irgi gali būti, kas liečia Lietuvos pramonę apskritai arba su Lietuvos gamyba, kas ten pas mus yra pagrindiniai ištekliai, tai su tuo irgi gali keistis kažkokios tai galimybės Lietuvoje. Ir reiškia, ketų jisai susijęs su baimėm, bus irgi daug tokių baimių dėl ekonomikos, dėl finansų, dėl pokyčių, ten infliacijos ir panašiai. Tai irgi bus. Toliau Saulės planeta, jinai nurodo tokius kaip dvasinius tikslus, išlaidos, irgi tam tikras infliacija, sunkumus ekonomikoje, kažkokios problemos užsienio partneriais bus. Veneros planeta, jinai rodo susitelkimą irgi tokius aukštesnius tikslus, irgi ieškojimus, kada žmonės ieško savęs pašaukimo, ieško savęs, tai būtent tie dalykai irgi bus aktualūs. Toliau tokios 3 asmenybės pagal senovės Vedų astrologiją darys irgi įtaką mūsų metam, tai Ašvidevata, Varūna ir Arijama. Reiškia, Ašvadevata, tai būtent asmenybės tokie kaip dangaus valdovai Ašvinėje, susijęs su transporto priemonėm, su tokiu slaptingu žinojimu, su mokslu apie sveikatą. Reiškia, tai vėlgi rodo tose srityse kažkokios gali būti permainos, kurios sukels mums nerimą. Tai reiškia, kaip nerimą, netikėtumą, tai kažkokie dalykai susiję būtent su transportu, su sveikatos sritim, reiškia, tai, kas mums sukels irgi nerimą. Varūna, reiškia, asmenybė susijus su tokio dvasinio žinojimo, siekimo dvasinio žinojimo, su tokim šventvietėm, su apsivalymo klausimais, reiškia, irgi žmonėm tokie klausimai bus aktualūs. Ir Arijama, reiškia, asmenybė susijus su tradicijom, tokiom su, atrodo, tokie bus aktualūs irgi klausimai, tradicijos, vaikai, svečių vėl kažkokių priėmimas, santokos klausimai, irgi kažkas tokie pokyčiai tuose srityse gali būti ir, reiškia, kažkokį irgi įtampos tai mums gali sukelti. Bus aktualūs, jeigu taip žiūrėti, irgi žmonės daug galvos apie tokius, kaip žygio rūbus kažkokius, apie legendantį maistą, apie atsargas galvos. Reiškia, kažkokie kaip įvykiai gali būti susiję tokie prie vandens, prie vandenų irgi. Reiškia, kaip Lietuvoje, ne, kaip pas mus jūra galbūt tokia aktualiau prie vandens. Toliau gali būti irgi, reiškia, aktuali kryptis bus rytų kryptis, taip ir gaunasi, net pas mus ten su Rusija. Reiškia, irgi kas kels nerimą, tuo pačiu kels nerimą, tai būtent tose vietose irgi, ten vanduo, krantai, reiškia, irgi tos vietos bus sekančiais metais aktualios. Bus irgi, reiškia, kas liečia ginklavimąsi, bus daug išleidžiama pinigų būtent ginkluotei, kad apsisaugoti, ir aišku, bus dėl to didinami mokesčiai, kaip apsaugai, kaip kariniai technikai įsigyti, kažkokios ten gali būti konfiskacijos, valdžia gali irgi elgtis taip ganėtinai grubiai, valdingai irgi sekančiais metais. Bus irgi siekiame gauti tokį kaip didesnį derlių Lietuvoje. Iš vienos pusės tarsi bus toks kaip rūpestis iš valdžios, tačiau iš kitos toks mokesčių didinimas. Ten gali irgi padidinti kažkokios socialinės išmokas, bet ir tuo pačiu bus ir didinami mokesčiai. Bus aktualūs tokie veiklos, tokios kaip su šildymo klausimai susijusios, su namų apšildymu, su statybom, su namų apsauga, su šulinių kasimu, žemdirbystė, vanduo, jūrininkystė, kažkas su jūra, su žuvų kažkokiu gaudymu. Tokios sritis veiklos bus gan palankios. Atkreipdėmės irgi gali tekti į derlių, reiškia lietus, kruša, gali būti irgi tokie dalykai, dėl kurių irgi gali derlius kažkiek nukentėti. Žvelgiant irgi pagal tas asmenybių įtaką, irgi, reiškia, su rytais, gaunasi kaip su Rusija, kažkokie irgi apribojimai gali būti su ta šalim.
Aišku, bus tokia įtaka pas mus iš užsienio šalių, Lietuvą iš užsienio šalių, galbūt netgi tokia įtaka, kad Lietuvos žmonės ten imtų ginklus. Reiškia, tokio bus daug nerimo, ir nerimo tokio nepavyks išvengti. Bendrai pačioje Lietuvoje yra tikimybė, kad tokio kaip karo Lietuvoje pačioje nebus sekančiais metais, tačiau, tokių daug gali būti situacijų, kuriuose tai tarsi trauks. Bus irgi su kainomis tokių problemų, jau šiais metais mes tai pastebėjom, tai tęsis irgi, jos gali būti ir neobjektyviai didinamos, dėl ko, aišku, mes žmonės labiausiai kentėsim, ten, kur jos gali būti sumažinamos, jos didės ir jausis kaip ir dvigubai. Toliau, jeigu taip žiūrėti, reiškia pagal laikotarpius, sakykime, tai būtent pirmas mėnuo, jeigu taip žiūrėsim sausis, mes sausio tokio jausim įtampos, ypatingai pirmom dienom, mėnulis ten turės įtakos iš Rahu planetos, po to iš Marso, dėl to irgi ir per pačius jau naujus metus vertėtų ten vengti kažkokių tai tokių pavojingų vietų, kur ten susibūrimai, galbūt kur žmonės neadekvatus, vertėtų nekonfliktuoti su nepažįstamais, tokie saugesniai aplinkoje sutikti naujus metus. Kaip sausio mėnesį irgi gali būti nuo sausio vidurio, būtent Marsas, jisai nustos sausio 13 judėti retrogradinė atgalinė kryptim. Kažkokie tai gali būti nauji sprendimai kariniuose veiksmuose, jeigu bendrai žiūrint, tai turbūt ten, kas liečia daugiau su Rusija. Ir sausio pabaigoje bus ten sausio 22-23, ten Veneros planeta bus tokio nepalankio įtakoj, tokios gali trūkti daugiau moteriškos energijos, būtent 22-23 dienom kažkokie tokie irgi, komforto, džiaugsmo trūkumas tomis dienomis. Gali būti ir nuo sausio 28 iki sausio pabaigos irgi mėnulis tokio atsidurs nepalankioje padėtyje, tai irgi gali būti toks laikotarpis emociškai, reiškia, sunkesnis. Toliau, aišku, aš ten kiekvieną mėnesį kaip visada apžvelgsiu, reiškia, prasidedant naujam mėnesiui, arba baigiantis ten senam, bet dabar tokios bendros įžvalgos. Vasario mėnesį, būtent Lietuvoje, aš tokį akcentą, kaip sakiau, dėjau bendrai Lietuvoje ir pasaulyje, tai jeigu taip žiūrėt, vasaris pas mus Lietuvoje bus daugiau toks susijęs su Mėnulio planeta, tokie dalykai kaip su šeima, su pelnu, su vaikais, kažkokie bus aktualūs klausimai, su galbūt kelionėm tokiom į kitas šalis, ir dėl to pačiu irgi nerimo. Bendrai, jeigu žiūrėtai vasario nuo 12 iki 23 dienos, vertėtų neplanuotom dienom kažką tai svarbaus, būtent Saturnas bus nepalankioj padėty, ypatingai vasario 16-17 dieną. Reiškia, kažkas gali tokio kaip rimto įvykti tomis dienomis, vertėtų galbūt neplanuoti kažkokio tai gydymo, svarbių susitikimų, kelionių, kažkokių tai svarbių darbų, ypatingai būtent 16 vasario 17 dieną. Toliau kovo mėnesį pas mus gali būti irgi kažkokie tai priimami, reiškia, galbūt įstatymai, kažkokios naujos idėjos, ideologijos kažkokios tai ar filosofiniai tokie klausimai iškelti. Tokios kaip ir palankios bus galimybės kažką tai realizuoti ar tai savo idėjas, dėti pastangas, bet ir to pačiu kažkokie tai pokyčiai gali būti, ką bus irgi akcentuojama būtent Lietuvoje. Toliau balandžio mėnuo toksai gali būti įtampos, mes galim turėti, reiškia, gali ten iš Rahu planetos būti tokios įtakos, reiškia, žmonės, sakykime, pasiduos emocijom, gali suaktyvėti toks kaip informacinis kažkoks karas, arba ten emigracija. Jupiteris ten irgi bus nepalankioj padėty.
bendrai, sakykime, irgi žiūrint, tai irgi kažkokie tai apribojimai gali irgi atsinaujinti kažkokios tai situacijos, kaip buvo 2020 metais ten. Kažkiek tai su ten tom pandemijom, su vakcinom, visokie tokie dalykai gali būti. Ir tuo pačiu bus 20 dieną saulės užtemimas, reiškia, tai būtent taip žvelgiant nuo balandžio irgi 19, 20, toks savaitė iki to, savaitė po to, toks gali būti irgi balandį neramus laikotarpis. Toliau gegužės mėnesį Lietuvoje, sakykime, jeigu taip žiūrėti, irgi gali būti tokio padidėjusio nerimo. Reiškia, ten gali daryti Marso planetą įtaką, kas liečia tokius aktyvius karinius kažkokius veiksmus, kažkokia tai įtampa gali būti, nerimas padidėjęs, tokia kažkokia tai kova, galbūt, aišku, tai susiję bendrai su situacija Ukrainoje gali būti. Ir tuo pačiu gegužės mėnesį irgi ten gegužės 5 mėnulio užtemimas, toliau nuo gegužės 9 iki birželio 20 Marsas bus tokioj silpnoj nepalankioj padėty, irgi toks pavojingas laikotarpis, kažko tai vertėtų svarbaus neplanuoti. Reiškia, tai va, tokie tie mėnesiai, balandis, gegužė gali duoti tokios įtampos. Na ir kažkokių tai irgi kaip apgaulių, iliuzijų ten gali būti. Toliau Liepa, rugpjūtis, rugsėjis jau tokie turėtų būti ramesni mėnesį, mes jau ten galėsim labiau atsikvėpti, jie sutampa vėlgi su vasaros mėnesiais, su atostogom, tais mėnesiais bus ramiau, turėtumėm ten poilsiauti ir viskas turėtų būti bendrai, sakykime, lengviau. Toliau spalio mėnesį irgi, jeigu taip žiūrėt, kas liečia ir pas mus, taip Lietuvoje, gali irgi būti kažkokie tai pokyčiai susiję ten su veiklom, su išbandymais, su sunkumais susikalbėti, reiškia kažkokie tai vėlgi ten profesijoje ar tai valdžioje, kažkokie tai pokyčiai, veiklos ten keisis, kažkokie tai su karjera ten sunkumai. Gali būti pas mus ten Lietuvoje kažkokie irgi gali būti tokie pokyčiai, kaip sakiau, galbūt ten pramonė kažkokie baimės tokios, dėl ekonomikos ar tai ten kažkokios infliacijos, tokie bendros tokios tendencijos, kas tai gali pasireikšti. Ir tuo metu ir Marso ir Ketų planeta jinai bus tokio nepalankioj padėty ir ten bus spalio 14 saulės užtemimas, 28 spalio mėnulio užtemimas, spalio pabaigoje ir lapkričio pradžioje ten Marsas bus nepalankioj padėty, tai irgi toks gali būti pakankamai neramus mėnuo. Toliau lapkritis jisai vėl ten dėl Marso gali, sakykime, šiek tiek pokyčiai būtent dėl Saturno, galbūt tokie kol kas ten kažką tai sunku pasakyti, ko tikėtis gruodį, galbūt pas mus Lietuvoje bus irgi tokių kaip ir kažkokių tai sunkumų gali būti ekonomikoje, kažkokios išlaidos, galbūt problemos ten su užsienio partneriais ir to pačiu toks susidomėjimas ir dvasingumu. Ir ten tokie irgi, nuo gegužės, nuo gruodžio 9 iki 12 ten Rahu planetos įtaka gali keistis. Gruodžio pabaigoje Marso planeta bus tokio nepalankioje padėty, irgi tokios šiek tiek įtampos tenai irgi gali būti, bet artėjant, sakykime, tam laikotarpiui bus, sakykime, aiškiau. Tai va, dėl to pas mus irgi iki kažkur tai gegužės mėnesio tokie sunkumai su ekonomika gali būti. Finansai po to, kaip sakiau, sutampa maždaug nuo birželio, ten gaunasi, reiškia, šiek tiek ramiau, kažkokie gali būti irgi tarptautiniai ginčai, ten gegužės mėnesį, kažkokie apribojimai, ten konfliktai su kitom šalim, toks gegužės kažkiek tai, reiškia, gegužės, sakykime, Liepos mėnuo, tokie gali būti ir po to, kaip sakiau, turėtų būti ramiau. Tai bendrai, jeigu taip žiūrėt, mes turėsim tokių situacijų susijusių su nerimu, su provokacijom,
reiškia, su tokiu spaudimu iš išorės šalių, reiškia, tokios tendencijos gali būti. Jeigu ten žiūrėt kažkiek tai į priekį, tai būtent tokių neramumų mes galim irgi sulaukti labiau 2024, bet ten tik tai kol kas tendencijos. Tai reiškia, ten 2024 irgi, reiškia, birželį ten bus irgi iki rugpjūčio kažkokios irgi su Marsu susijusios problemos. Marsas jisai duoda irgi visada tokius pavojus, reiškia, kaip pavojus, praradimus, konfliktus, reiškia, tokias kaip konfliktinės karinės situacijas. Jeigu taip žiūrėt Lietuvoje, reiškia, kažkokie tai irgi pavojai gali būti, bet dar ten reikia, irgi gilintis. Tai ir aišku, užduotis tiems metams pas mus susijusios bus su Mėnulio planeta, tai būtent ką tai reiškia, ne, kad visokios tokios kaip nelaimės, kančios, išbandymai, reiškia, mes turim kaip ir stengtis nesikoncentruoti. Tai mūsų protas stengtis, nekoncentruoti kažkokios nelaimės, keist požiūrį, reiškia, kad nesireikštų pyktis, tai bus mums irgi svarbu dirbti su savo pykčiu. Ir jeigu nepasiduosim kažkokiom provokacijom, nepasiduosim pykčiams, tai viskas bus kaip ir lengviau. Tai būtų tokios tendencijos sekantiems metams, kai bus, matysim. Tiesiog tikiuosi, kad bus irgi jums naudinga, į ką atkreipti dėmesį. Ir apžvelgsim, kuo tikėtis zodiako ženklams. Tai primenu, kada žiūriu pagal Vedų astrologiją, pagal ascendento ženklą, tai kas nežinot, galit pagal nuorodą pačioj, ten rasit po video nuorodą pačioj, pasitikrinti mano svetainį, koks yra jūsų zodiako ženklas pagal ascendentą, tai būtent pagal tai irgi, reiškia, atkreipkite dėmesį. Tai pradėsim nuo avinų. Avinams, jeigu žiūrėt 2023 tokia gali būti daug emocijų, daug pergyvenimų, būtent Rahu planeta darys įtaką, stenkitės išlikti ramiai, ypatingai tokie mėnesiai kaip spalis, lapkritis, kaip minėjau ir bendrai, ir čia pas jūs, jeigu dirbat kažkokiuose tai pavojingose, ekstremaliuose srityse, specialiuose tarnybose, pramonėje, tai būkite atsargesni, venkit pavojingų situacijų. Turėsit daug tokių norų, materialių troškimų, reiškia, tais metais, kaip ir galimybių įgyvendinti savo troškimus, bet ir to pačių iliuzijų. Tai kažkur tai neapsigaukit, nesuklupkit. Gali sektis finansų srityse, kas susijęs su vaikais, dvasingumo srityse. Bendrai kažkokie pokyčiai gali būti irgi su finansais, bet ten Saturno planeta bus pas jūs palankioj padėty, gali irgi galimybės dėka pastangų duoti išpildyti savo norus. Santykiuose galit irgi, kaip ir viskas būtų tvarkoj, galbūt gali sugrįžti kažkokie tai seni santykiai, jeigu ne, jų ten laukite, iš praeities kažkokie tai sutikti seną meilę. Esamose santykiuose teks padirbėti, ten gali matytis trūkumai, visokie tai kliūtis, konfliktai, dėl to tai tiesiog priimkite tai kaip pamokas. Jaučiams vertėtų irgi iki gegužės mėnesio saugot labiau savo sveikatą, jeigu vyksite kažkokias irgi kelionės, ypatingai atkreipkite dėmesį savo sveikatą. Santykiuose gali būti tokių daug romantinių visokių situacijų, polinkis į verslą, į finansus, daugiau tokios jėgos turėsit nuo kovo vidurio. Jupiteris gali duoti jums irgi nuo gegužės mėnesio palankės tokias galimybės uždirbti pajamas, turėti palaikymą iš kažkokių tai vyresnių žmonių, galbūt vyresnių brolių, giminių. Po to galit, reiškia, irgi keliauti į užsienį nuo gegužės mėnesio, irgi kažkokia tai gyvenamoji vieta gali keistis. Palanku aplankyti tokias, kaip piligriminės kelionės,
Saturno planeta gali duoti tokias galimybės jums darbe, per pastangas, gal paaukštinimus, ar tai pradėti savo veiklą, keisti savo veiklą. Na ir geras laikas toks gali būti kūrybiškiams žmonėms. Dvyniams Marso planeta nuo kovo vidurio iki gegužės vidurio, sakykime, gali duoti įtampą. Tuo laikotarpiu stresą, pykčius, sunku bus kontroliuoti savo emocijas, tai atkreipkite dėmesį. Jupiteris iki gegužės mėnesio gali duoti palankias galimybės savo kvalifikacijai, taip kaip tobulėti, mokytis. Nuo gegužės mėnesio Jupiteris gali duoti papildomas galimybės užsidirbti, pradėti, kas planuoja vaikus. Saturno planeta gali duoti irgi galimybės tobulėti dvasiškai, aplankyti kažkokias tai piligriminės vietas, mokytis, kelti savo kvalifikaciją. Po to, sakykime, kaip pat spalis, lapkritis irgi nevertėtų rizikuoti, tais mėnesiais su finansais, daugiau atkreipdėmėsi į savo sveikatą, saugotis irgi, reiškia, kažkokių tai užkrečiamų ligų. Vėžiams 2023 gali būti tokie emociškai irgi pergyvenimų, jausmų, nervinė sistema gali kentėti tokių daug emocijų, minčių, idėjų. Stenkitės irgi mažiau žiūrėti į tai, kas sukelia baimės įvairias. Reiškia, gali tokios įtampos būti irgi santykiuose su antraja pusė. Reiškia, ir pas ką Vėžys kaip antroji pusė, irgi stenkitės juos labiau užjausti. Jupiterio planeta jums gali duoti iki gegužės mėnesio irgi kažkokias tai kelionės, pervažiamus, palanku ten tobulėti profesiniai srity, užimti kažkokias tai pareigas irgi. Ketų planeta, čia Ketų, Saturno planeta gali irgi duoti kažkokias tai pergyvenimus dėl artimųjų, gali kažkas tai susirgti, gali tiek galbūt dalyvauti irgi kažkokiuose, kaip buvo laidotuvėse, kaip sako, neduok tu Dieve. Palikimai kažkokie ten gali būti, reiškia, aišku, tai vėlgi individualiai visiems, bet bendrai tokios tendencijos, tai aišku, nereikėtų išsigąsti, bet tiesiog atkreipti dėmesį. Ir po gegužės gali jums duoti Jupiteris tokių daugiau irgi palankių galimybių. Rūpinkitės irgi savo artimaisiais, rūpinkitės savim, savo sveikata. Liūtai sulauks daugiau sėkmės nuo gegužės mėnesio. Iki gegužės mėnesio gali tikėtis irgi kažkokių tai galbūt neuždirbtų pinigų, kažkokių tai finansų, galbūt išmokų. Socialinių, nuo gegužės gali irgi būti palankus laikas, kas liečia vaikų pradėjimo klausimus, bet vėlgi visi tie klausimai su vaikais tai yra irgi individualūs. Jeigu ten žiūrėti, toliau Saturno planeta jums duos irgi tam tikrus nuo sausio mėnesio patikrinimus, kas liečia irgi santykiai, reikės daugiau kantrybės, atsakomybės tuose klausimuose, disciplinos. Gali, sakykime, atsirasti tokie, kaip noras ten skyrybom ir panašiai, tai tiesiog kaip išbandymai tokie gali būti, nereiškia, kad tai turi įvykti. Toliau mergelėms. Mergelėms vasaris, kovas gali tokie būti su įtampa irgi susiję mėnesiai, toliau irgi spalis, lapkritis irgi daugiau teks rūpinti savo sveikata. Vertėtų irgi iki gegužės mėnesio, sakykime, imtis kažkokių tai darbų atsakingai, bet bendrai gali būti kažkokios palankios kaip ir galimybės arba pažintis, pradėti kažkokią tai naują veiklą ar sukurti naujus santykius. Nuo gegužės mėnesio gali padidėti išlaidos, ten Jupiterio planetos įtaka gali būti ir tuo pačiu gali ateiti kažkokios ir netikėtos pajamos, vėlgi ten kaip būna palikimai, išmokos, draudimai ir panašiai. Ir aišku, jeigu ten pasirašinėsit kažkokius tai dokumentus, kažką planuosit, irgi viską žiūrėkit atsargiau. Ketų planeta darys įtaką, kas liečia jūsų bendravimą irgi šeimą, santykius, ten vėlgi rinkitės žodžius, kai bendraujat, kai kalbat.
Saturno planeta gali irgi jums, Saturnas susijęs su išbandymais, gali paumėti galbūt kažkokius, kas vyresnio amžiaus senos ligos, gali tikrintis sveikatą, spręsti konfliktus, problemas kažkokias spręsti, ir tuo pačiu gali daugiau pradėti dominti ezoterikos klausimai, dvasiniai klausimai. Svarstykliams 2023 gali būti gana tokie palankus, kas liečia irgi šeimą, santykius, būtent vasaros metu, nuo birželio iki rugsėjo, Veneros planeta irgi rodo tokių, gali skirti daugiau laiko, kas liečia tos klausimus šeimyninius, namų ten statybą, vaikų pradėjimo klausimus. Jupiteris rodo irgi, kad nuo gegužės mėnesio bus palanku irgi, kas liečia tokius klausimus kaip santuoka, santykių kūrimas arba ten verslas, kelionės į užsienį, gali atsirasti kažkokie tai partneriai, pagalbininkai. Iki gegužės mėnesio vertėtų irgi nepriminėti kažkokių tai svarbių sprendimų, skirti daugiau laiko sveikatai, savęs pažinimui, gali irgi daugiau atkreipti dėmesį į savo mąstymą, sakant į savo galvą, daugiau dėmesio skirti vaikams. Ir ten gaunasi, kad rudenį, spalio, lapkričio mėnesiais irgi jums vertėtų būti atsargesniais su savo jausmais, nepriminėti kažkokių irgi ten atsakingų svarbių sprendimų. Skorpionams Jupiterio planeta gali suteikti galimybės, kas liečia irgi atsiekti kūrybinėje veikloje, iki gegužės mėnesio, kas liečia klausimus susijusius su vaikais, su savęs pažinimu, kažkokie dvasinių pažinimų. Nuo gegužės mėnesio reikės irgi daugiau dėmesio skirti savo sveikatą, atkreipti dėmesio, ten darys įtaką Jupiteris, Rahu planeta, gali ten domėtis tokiais kaip liaudies medicina. Toliau bus irgi palankus laikas taip mokytis padėti kitiems, užsiimti kažkokią tai savanorišką veiklą, tarnystę, tai irgi padės jums praeiti per problemas, įveikti problemas. Jeigu vyksit į užsienį, labiau tiktų kelionė susijus irgi su kažkokiais dvasiniais tikslais. Saturno planeta rodo, kad 2023 irgi galit spręsti kažkokius klausimus susijusius su nekilnojimu turtu, bet jie gali eitis negreitai, lėtai, reikalauti kantrybės. Ir spalį, lapkritį irgi, kaip jau ir daugelį minėjau, teks labiau rūpinti savo sveikata, kažkur tai nerizikuoti, būti atsargesniems įvairiuose statybose ir kažkokiuose tai rizikingose srityse. Šauliams iki gegužės mėnesio Jupiteris bus palankioje padėtyje, palanku irgi tvarkyti klausimus susijusius su nekilnojimu turtu, šeima, dvasiniu žinojimu, psichologija. Toliau Jupiterio planeta nuo gegužės mėnesio gali tokių duoti daugiau idėjų, noro atskleisti save, pripažinti save, išlaisvinti savo talentus. Jeigu ten santykių srity gali kažkokios tai atsirasti situacijos ten su romanais visokiais, taigi tuose srityse būkit atsargesni, nes gali būti iliuzijos, o po to būsit nusivylę. Ketų planeta gali duoti kažkokius tai kaip ir santykius su vyresniais žmonėm, bet ir jiems gali tekti padėti, galbūt ten jie susirgs, galbūt tai jūsų giminės, galbūt draugai. Toliau irgi nerizikuoti finansinėse srityse, kur yra kažkokie tai pavojai, nesusigundyti irgi lengvais uždarbiais. Saturnas rodo, į viską gali taip žiūrėti atsargiau, neskubėti, ir jeigu jūs taip būsit atsargesni, disciplinuoti, sulauksit tokios Saturno, sakykime, palaiminimų, gausit daugiau kantrybės, daugiau išminties. Ožiaragiams 2023 irgi darys nemažą įtaką Saturno planeta, gali irgi tokia kaip ir pagerėti finansinė padėtis. Aišku, irgi visur reikės pastangų, visur reikės tokios kantrybės, bet jeigu stengsitės tokie būti, Saturnas gali jūs irgi apdovanoti. Jupiterio planeta gali duoti daug kūrybinių idėjų, daug išminties, daug žinojimo, komunikacijos srityse, nori kažką išmokyti.
Galbūt gali ne taip sektis greitai, kaip jūs norėtumėt karjeros srity, veikloj, kažkokie gali būti galbūt apribojimai arba pokyčiai. Tai vėlgi tuose srityse neskubėkit, pataupykit save, atkreipkite dėmesį į sveikatą, kas liečia jūsų dantis, burnos sritį, reiškia, galbūt ten kažką tai gali tekti pasitvarkyti. Ir vandeniams metai gali būti sekantis palankus, kas liečia darbą, karjerą, savirealizaciją, santykius irgi, tokie, reiškia, Saturno planeta irgi jūs mokys kantrybės irgi, kaip ir ožiaragius, disciplina, visą tai irgi jums išeis į gerą, į naudą, gausit naują patirtį, išmintį, žinojimą. Jupiteris iki gegužės mėnesio duos palankesnių galimybių irgi susijusių su verslu, su finansais, su investicija. Aišku, ten reikės irgi viską žiūrėti neskubant, atsargiai. Nuo gegužės mėnesio palanku, kas liečia jūsų komunikaciją, ugdyti kažkokią tai galbūt internetinės veiklas, ar tai verslą, kas susiję su technologijom, trumpos kelionės, pažintinės. Keto planeta duos palankės galimybės, galėsite aplankyti šventas vietas, meditacijos kažkokias tai stovyklas, studijuoti senovės raštus, išsilavinimo irgi srityse. Tokie metai jums bus palankus. Na ir žuvims kaip paskutinioms, Jupiteris gali duoti palankės irgi galimybės, kas liečia jūsų savirealizaciją, savęs tobulėjimą iki gegužės mėnesio, santykiai, vaikai, finansai, noras galbūt ten keisti gyvenamąją vietą, kažkur tai vykti. Nuo gegužės mėnesio palankus laikas irgi, kas liečia jūsų finansus, pajamos kažkaip gali būti, kurios susijusios su užsienio šalim. Na ir to pačiu, aišku, ten bus Rahu įtaka, kas gali duoti irgi tam tikrų iliuzijų, apgaulių. Galbūt gali tekti labiau rūpintis sveikata, kas liečia ten reproduktyvinę sistemą. Na ir Saturno planeta rodo, kad jums sekantis metai gali būti tokie aktualūs, susijęs su pervažimu, su užsieniu, su gyvenamosios vietos keitimu. Na ir kas liečia meilės santykius, tai irgi, reiškia, viskas taip gali palankiai klostytis iki gegužės mėnesio, jeigu kažką tai planuojat pradėti, siekti irgi to srity žinojimo, išminties. Tai būtų tiek, o aš linkiu irgi visiems, kad sekantis metai būtų tokie prasmingi, kad visi mes pasisemtume naujos patirties, naujos išminties, vidinio žinojimo, vidinės stiprybės. Tai ką, dėkoju, kad klausėt, būkit laimingi ir sakau iki pasimatymo kituose video.